Labas visiems, sveiki sugrįžę arba užsukę į mano kanalą. Labai prašom. Į kokią čia aš kryptį dabar rodo, tipo į sieną. Labai prašom eiti į sieną. Tai labas visiems. Tai va, šiandien vėl susirenkam eksperimentuoti. Kaip jau matot iš antraštės, aš tiesiog nežinau, į kurio aš pusę einu, nes iš vienos pusės aš noriu žiauriai atsiauginti savo graž, ilgs, garbanots plauks. Iš kitos pusės aš daro visko, kad juos sužlugdyčiau. Nu, tipo, scrollin Instagram'e, TikTok'e, ieško ten kažkokių, nežinau, kaukių ir panašiai, kaip atstatytos plaukas. Ir man kaip tik visad met, kaip juos sugadinti. Tai va, šiandien mes ir eksperimentuosim. Nu, aš tipo, nenoriu sugadinti, bet gausis kaip gausas, nes žiauriai kieta atrodo. Tai va, nieko nelaukiant, pristatu jum šiandienos mūsų eksperimento. Dabar būtų labai fain, kad kažkur būtų grotų. Želatinos plaukai. Man atrodo, jau tikrai Instagram'e arba TikTok'e arba net Facebook'e tikrai buvot matę ne vieno vaizdo įrašo. Nu, jeigu nematėte, tai dabar pamatysit. Ypatingai plaukikės, nu, turiu omeny tos, kurios šok po vandens, tas vandens šokiais, nežinau, kaip gulbė ežeras ar kaip vadinas. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Jos iš tikrųjų, kad jų plaukai visada atrodytų labai gražiai ir ten tas vanduo neištarškytų jų, naudoja želatino. Nu, gal konkrečiau jos, mano, turi specialius kauks, bet internete bent jau rodo, kad jos naudoja paprasčiausiai želatino. Tai va, maistinė šiam atveju dabar turi, bet mano irgi teks. Susitepus su želatinė paliek vienoj vietoj, jų ten gal nardi taškytis, būti mokerė ir jie vis tiek stovi gražiausiai vietoj. Tai šiandien to ir padarysim. Išbandysim, nežinau kaip vadinti, plaukikių želatiną plaukai. Ne, plaukikių plaukai. Iš želatinos. Ir čia dar ne viskas. Vėl. Kai ieškojo, kas atstata plauks, man parodė, kad gražiausi, spindinčiai, ypatingai blizgus, nuostabus, nu, belenkokie plaukai pasidaro iš Coca-Colas. Ir jūs paklauskit manis, ko aš šiandien darys. Ar aš žinau, kuo tai gali baigtis? Ne, man atrodo tai legal. Ne, bet bus labai fain. Tikrai bus labai fain. Tai va, šiandien dar kad po visą tą, kai sugadinsim plaukus su želatina, galėtume išsiplauti juos su Coca-Cola ir atgaivinti savo nuostabius sulaižytus plaukus. Aš manau, mes nieko nelaukiam ir šokam į video. Aš nežinau, dabar jaučiuosi kaip per Gustav enciklopediją, kur aiškiant, ką mums reikės. Šaukštą, šiam atveju turim želatiną, bliūdelę ir šiltą vandenuką. Tai tuoj susimiksysim viso masę. Aš nemanau, kad reikia rodyti, kaip daras tą želatiną, tiesiog darimo būdu ir tepsim ant plaukų. Tai aš labai greitai dabar einu pasidaryti to želatino ir tuoj pas jums sugrįšiu. Susiplakėm masę, supratau, kad nereik laukti, kol jinai sustengs, tai dedame su rankšluostuko, kad neapsitirličiau viską. Ir aišku, plaukus susirašam į kuoduką, nes tikrai nenorėčiau šitos plaukų dalies gadinti. Priekiai, jeigu nupliksti priekiu, tai tik priekiu. Ir šiaip būtų fain turėti kažko tokia, kaip kirpėjos turi, kur te plauks, bet aš neturiu. Tai pasitelk savo rankų pagalbą ir tepsim ant galvos. O jeigu savo jinai labai greit stings, tai reikia kuo greičiau Dabar aš žaliai būsiu. Manyčiau, užteks. Būtų visai fain dabar apsivalyti ir tada eisim išsidžiovinti. Nu va, įsidžiovino ir šiaip labai ilgai reikia džiovinti, gal kokiais 10 minučių grubiai jamant, bet turim rezultatų. Aš šiaip džiovindam pagalvoju, kaip kitos merginos daro makiažą, apžvalgs, rūbų, taip mergaitišką. Aš tiesiog va eksperimentuoju, čia visoks dalyks darau, bet gyvai
Nu, žodžiu, bet ne esmė, jausmė, žinokite, toks net negali atrodo antakį judėti, o šiaip mano veids toks subtitrins, kaip aš vadinčiau. Ir dabar, biški prieis arčiau, vaizdelis biški tik kraups, aišku. Reikia gražiau pasidengti, bet želatin labai greit stings. Bet vaizdelis, va. Galim paeksperimentuoti, turim šaukštelį vandenį. Viskas atgal. Aš čia jau valo savo namus darau. Bet galim pasiškuoti. Eik tu savo. Nieka net neįsisekčiau, įplauks. Žiauri fain. Šiaip iš tikrųjų, va. Bet žiauri šiaip limp. Baisiaus yra tai, kad aš neįsivaizduoju, kaip jo reiks nuimti. Hello, darkness, my old friend. Bet nieka negali sakyti, žiauri fain. Pasidžiaugiam, pasijuokiam, o dabar galim pabandyti nusiimti. Pagalvoju, kad dar būtų labai fain išsiimti škodą ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Jau. Tikėkimės, kad Coca-Cola iš tikrųjų atgaivint plaukus ir ten padaro juos nuostabius, kaip internetas rodo, bet nepasitikėkit internetu. Man įdomu, ar aš čia plėšo patį plauką ar želatiną. Jaučiu ir to. Puh. Išsiplovė aš to galvo, bet aš neslėpsiu. Pačiai pradžio plaunant, kai tik pradėjo leisti vandenį, nieks nesiplauna. Aš ten trento galvo. Ir tikrai mano širdelė tukų greičiau padarė negu įprast. Bet, kaip jau ir išsiploviau, kaip ir viskas gerai ir labai tikiuosi, kad jie nebus sulypi. Aišku, nusiplovė pusę tą mano makiažą, kokį buvau pasidaręs. Aš taip galvoju, aš pasidažo, pasikvepian, gražiai pasipuoš, tam, kad nusifilmuoti. Bet, fain. Želatin, nežinau, nekartočiau, tikrai nekartočiau, bet buvo tikrai labai fain ir smag. Bet dabar aš tikiuosi, kad šitą Coca-Cola padės mano plaukam atsigauti, padarės jas žvilgants, blizgants, pats gražiausias, koks tik žada TikTokas su Instagram. Varam prasiplaut galvos su Coca-Cola. Man nuoširdžiai įdomu, kaip žmonės vadina tokį bliūdą. Pas mums bliūdus, bet pavyzdžiui pas partnerę šeimo tai Tazeks. Tai man toks Tazeks kažkodėl šuniuką vardas. Tazeks. Tazi. O čia va bliūdus, bliūdus. Plastikinis bliūdus. Vidur prūda plūdrui. Aš mačiau TikToke, kurį laiko jau kad praplauna ir su Coca-Cola tos plauks ir gaunas tokie vyšninė tamsus plaukai. Aš aplamai esu tamsesnių plaukų, bet gal kažkokia atspalvė gaus Coca-Colinė. Įdomi šiaip aš to Coca-Cola sakau. Coca-Cola. Coca-Cola. Cola. Hola. Hola, ¿cómo dale, Jamam bliūdą. Turim stiklinę ir Coca-Cola. Žodžiu, nieko nelaukiam, neriam į bliūdą. Koks nelegals jausmas. Taškos aš šitos namuose, vėliau tvarkos, tada vėl taškos, tad vėl. Va, net kaimynų šunė man pritarė. Ir užsidedam rankšluostį, nes čia kaukė Coca-Colas. Ir su šitą Coca-Colas kaukė reikia pabūti 20 minučių. Tada jūsų plaukai bus žvilgantis, pats gražiausias, pats nuostabiausias. Tikrai jausmas toks nelegals, bet toks įdomus, nes putoji ir kai plauks papuolta Coca-Cola, jam tokia... Bet va čia, pavyzdžiui, Coca-Cola. Bereikalingai išnaudot Coca-Cola. Šiaudelį. Aš magė. Dabar biškį atsigersim. Kas iš manęs, tas mano. Reikia plauti galvą su vis Coca-Cola, bet jinai brangi. Aš norėjau biškį pasilikti atsigerti dar. Palauksim 20 minučių ir eis įsiskalauti, įsidžiovinti ir tada matysim rezultatą. O jums kaip visada netruks nei sekundės.
Žinot, praėjo daugiau negu 20 minučių, galiu vis pusę valandos, nes tie daiktai, pavyzdžiui, stalas patys kojų neturi, nevaikšta. Tai aš biškį dirbu. Bet dabar turim gražią tvarkingą aplinką ir vis dar Coca-Colos plauks. Ir pagalvoja, kad būtų visai fain pasižiūrėti, tik jum, kaip vis dėlto atrodo tie drėgni Coca-Colos plaukai, ar gavo kokią atspalvį, ar jie blizga, ne, ir tik tada nueit nusiplauti. Tai va, galim išsiimti iš rankšluosčio. Vo! Ne, va, kaimynų pradėjo remonto. Pačiu laiku. Va, pasižiūrėkit, koks šukuosen. Kola ne tik padės atsigauti jūsų plaukam, bet ir padarės jums šukuoseną. Galim išsiryšti iš kuoduką. Jausmelis tai malons. Plaukai tokie atrodo minkštučiai. Nu, tokie minkštus. Kvepiantis. Coca-Cola guminukas. Labai malon. Nu, ar tamsiai negali pasakyti, nes dabar jie tiesiog yra šlap. Bet galėsim išsiplauti galvą ir pasižiūrėti, kaip vis dėlto Coca-Cola atgaivina mūsų plaukus po nuostabios želatino kaukės. Tai va, išsiploviu galvą ir ko gali pasakyti, kad mano plaukai jau nežino, kiek laiko nebuvo tokie pūrus, pūstus ir tokie gražus ir atrodo, kad jų labai daug. Tai dėl to labai džiaugiuosi ir aš manau, kad čia vis dėlto Coca-Colos dėk. Aišku, mano plaukai ilgai prisimins to košmariško želatino. Kvepti Coca-Colinis guminukas, bet džiovinanti toks želatino kvaps buvo. Bet apart viską, vis tiek buvo žiauriai fain. Ir ar plaučiau dar kartą su Coca-Cola? Ne. Ar bandyčiau želatino? Tikrai ne. Bet šiam kartui buvo žiauriai fain, labai įdomu ir dėl to labai džiaugiuosi. Tai va, tiek šiandien. Ačiū labai, kad buvot su manim per šito eksperimento ir šiam kartui aš dar su plaukais tikiuosi, kad ir liksiu jais ir nieko blogo jam daugiau nebus. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi tika ir patika. Ačiū už aktyvumą, ačiū, kad esat. Labai malonu, kad jūsų daugiai ir kiekvien iš jūsų, kiekvien to naujai followerį, tuos sekėjų, aš žiauriai džiaugiuosi ir labai ačiū jums už tai. Jeigu turit kažkokių komentarų, pasiūlymų, tai rašykit, jeigu neturit, nerašykit, bet jeigu turit, visada labai prašom. Šiandien tiek, vėl saulytė, vėl labai graž, liep ir gražios jums likusios dienos, saulėtos dienos, myliu jūs ir bučiuoju iki kitų kartų. Čiau!